nebesu jo žmona, aš jo jau buvusi. Ir tebūnie ši diena prakeikta, ir tebūnie palaimintas šis titulas. Nes už to žodžio nebesislepiu aš, ten kita aš, ten drąsa, ten moteris, kuri vieną dieną ištarė gana. Mėnesius, dienas, valandas, sekundas gyvenau jo, apie jį tik sukosi pasaulis. Jo svajonės buvo prioritetas, jo taisyklės. Jo klaidos visada atleistos, mano ašaros nepastebėtos. Mano gyvenimas nustumtas į šalį. Kodėl? Miegas apimta baimės, tyliai praleistos naktis ir viską melavau sau ir jam, tai ko nebuvo iš tiesų. Kas išvis neegzistavo vyre, kuris kitiems kaip ir aš buvo idealus, tik kitoms akims. Bet vieną dieną kažkas manyje sušuko garsiau už baimę. Viskas baigta. Tai nebuvo lengvas sprendimas, ne dėl meilės, ji buvo mirusi jau seniai, bet dėl nematomų grandinių, padarytų iš kaltės, iš gėdos, iš žvilgsnių. Dėl vaikų, dėl anytų, dėl bažnyčios, dėl kaimynų, dėl visų, tik ne dėl savęs. Iki tos dienos, kai pagaliau pagalvojau apie save, apie savo laisvę, ką reiškia kvėpuoti be kontrolės, kalbėti be baimės, kad būsi nutildyta, miegoti be to, kad kažkas nuo vaikų slėpti, kad esi liūdna ir nelaiminga, nerodant jiems, kad meilė yra riksmai, grasinimai, pažeminimai. Ir aš tai padariau, pasirašiau, uždariau vienas duris ir atidariau kitas savo. Šiandien man negėda, esu išsiskyrusi, ne todėl, kad pralaimėjau, o todėl, kad pagaliau pasirinkau save. Šiandien mano vaikai turi stiprią, esančią gyvą mamą. Šiandien vėl laikau savo gyvenimą savo rankose. Šiandien mano ramybė nepriklauso nuo niekieno. Ir jei kas nors pasitraukia iš mano gyvenimo, nes nesupranta mano sprendimų, tegu pasitraukia. Aš jau per ilgai buvau su tais, kurie mieliau matė mane palūžusią, bet paklusnią. Dabar šalia noriu turėti tik tuos, kurie švenčia mano laisvę, kurie džiaugiasi matydami mane gyvą, kurie supranta, kad išsigelbėti